Labas rytas, mėly kaimiečiai. Šiandien yra 9 diena, esam toj pačioj vietoje, esam dar vis Tiličio base camp'e, kadangi vakar ne visiems pavyko, ne visi gerai jautės, žodžiu, nusprendėm toliau nejudėti. Taip kad 9 dieną pradedam nuo Tiličio, biškit grįšim dabar į Anapurnos kelią, teks porą valandų grįžti iki kaimą ir nuo to kaimą jau kilsime į Jakarką, jau naują vietą, ten jau nebuvom. Tai gal žygis, jeigu išeis, papušinsim dar daugiau, jeigu ne, tai pasiliksim Jakarkų. Tai gali būti žygis nuo 5 iki 7 valandų maždaug. O dabar yra kiek 7 ryto, varom pusryčiauti ir laukiam visi, kol atsikels. Eisim greičiausiai su komanda, žiūrėsim, kaip kas jausis. Agnė biški buksuoja, tai gal teks mum atsilikti kažkaip nuo jų, gal teks biški man su Agnė lėčiau eiti. Žiūrėsim, kaip čia šiandien visiems seksis. Toks va vaizdelis pasitinka kiekvieną rytą. Saulutė pabiški. Bet mes nesulauksim jau saulutės, greičiausiai kažkur kely mumis jinai apšvies. Biški blogai vakar jautėmės, tai viens, tai kits, tai galva, tai viduriai, tai dar kažkas, žodžiu, paglėbė mumis tą aukščią ligą, geriam vaistų, netgi, žodžiu, Agnė nebegalėjo tęsti žygį, nebegalėjom eiti toliau, tai pasilikom dar ekstra dieną čia. Nieka tokia, viskas gerai, svarbu, kad gerai jaustumėmės, dabar kilsim darbą biški aukščiau, tai, žodžiu, tikėkimės, kad nepablogės, ir pavyks įveikti žygį. Mūsų viešbučius, nieks nepasikeitė, tylo, visi dar miega, jaučiu, mes čia pirmieji kylam. Vietiniai miega, susisukiai, kaldras. Atėjau jau pusryčiaut, bet gal biški dar ankstyvus. Aš kadangi turiu problemų su miegu, tai man nelabai miegas. Ar kalnuose, ar ant žemės. Dežavų, košikė, vėl rytą pareina. Vakar lygiai tokie pat pusryčiai. Mano dabar pastarosiom dienom visada tokie pat pusryčiukai. Thank you very much. Medus, košė, kavikė su pienu. Užkremtam ir varom, nes nesveik šaltis. Visada ledai, tūlikė. Saulutė išlindo, varom šildytis, viskas. Papusryčiavom, pamyžom, metas judėti į žygius. Eina man saulutės. Po biški pradedam dieną. Saulutė kyl, kol šviečia mumis, tol šilta. Tuoj užlysim už kokią kalniuką, galbūt šalta. Pirmas porą valandžikių sunkiausias, kol pripranta organizmas. Vėl prie šoką. Ką tu čia jam darai? Prie pumpavimo. Užėjom už kalnų. Galiu pafilmuoti, nes dabar į saulę tiesiai einam, tai nieko nesimato. Nei per kamerą, nei pats matau. Tiesiog galvą nuleidęs einu, seku tą kelią, kad nenukrist nuo uolų ir tiek. Vaizdeliai nesveikia, aišku, kaip visada. Tik kai šalta. Laukiam saulutės. Po biški viniuojam 9 dieną, visi palyginti atsigavę. Žiūrėsim, kiek čia mums pavyks įveikti ruožą. Kuo aukščiau jau tuo sunkiau, kuo aukščiau tuo šalčiau. Naktim ragų ragas. Kojom ragų ragas nebespėja atsiregeneruoti, organizmas iš tikrųjų skauda viską, pečius, nugarą, kelius, pirštus, kojų, visokius tokias vietas, kurių nėra skaudėja netgi. Pasaka, ne gyvenimas. Tuoj dabar va už tos uolos prasidės toks sunkus ruožas. Tokia skaldava panaši, tik smulkesnė ir į viršų. Reiks kilti viršų, į apačią zigzagais. Iki kaimo maždaug 1,5 valandos toks bus sunkus. Tai nežinau, ar filmuosiu, bet reikia susikaupti. Visas slėnis užšalęs. How are you guys? All good? All good.
I forgot what was the weight of the backpack. Okay. One day without backpack. You get used to it. Same. I also feel the same. Vien žingsniuks ir ragas. O, čia reikia jau atsargiai. Dedu kamerą, žodžiu. Prasidėt bairį, gali paslysti. Reikia šitą ruožą labai budriai įveikti. Tokie nuošliaužai. Gal ir tu čia nušliuoš su jais. O slėnis ir Manangs iš ten, kur prieš porą dienų atėjom. O va ten va aukščiau kaimiuksi, kurį dabar eisim. Atrodo arti, bet iš tikrųjų porą valandžių kelią. Saulikė šilda, jau biški šokom iš drabužiukų. Pagaliau. Pasaka. Gal sukelsiu akmenų laviną. Kad ir esam 4 kilometrų aukštį, šiandien nerealus orelis. Žiauri šilta, vos ne iš po maikių galim eiti. Bet nenorim irgi persistengti, kad neperpustų, kad nesušaltume kalnuose. Bet orelis tai superinis. Motyvacija 1000, 10 000. Tokie pašuoniai visą laiką lydž mumis. Negaliu atsižiūrėti. Grįžom į tą pačią viečikę, kur buvom prieš 2 dienas. Jeigu atsimenat šitą tiltuką. Viskas, jau esam šalia miestelį. Tam miestelį irgi buvom, irgi valgiam sausainiukus, geriam arbatėlį. Iš po šitą miestelį jau viskas, prasidės naujas kelias. Pumpavėms į viršų. Tikėkime, visi turėsim jėgų ir damušim. 9 dienos tiltelis. Pirmasis. Very beautiful. Pasiekėm kaimiuką, varom dabar atsigerti arbatėlės. Easy. 2 valandžiukės ėjom. Dar kokias 4 liko. Praeitą kartą va šitam geriam arbačiukį. Tai ir dabar varom. Kokia gerumo dienikė šiandien. Wow. Nesveiks vyksta ėjims, bet antiek lengvai. Mėgaujuosi kiekvieną minutę. Tobula. Maybe we sit outside on the sun? Džiovinu biški kojinikės, bačiukus, kojikės nusiploviau, šildau ant saulikės. Va, įsikūrėm, arbačiukės, sausainiukai. Nuo šitą kaimiuką jau prasidės neištyrinėtas zonas, kilsime viršų. Nice! O, vėl kely. Tai dabar varysim į Akarką. Prasidėt nauji neištyrinėti keliukai. Važiuojam. Orelis tai nesveiks. Jau šokau iš vis iš drabužių, iš pamaikikės judu, jokia vėjuka. Pasaka. Jaučias, kad biški esam žemiau, nes medžių vėl yra apie 4 kilometrų aukštį. Vos prašneku, nes žiaurus vyks pumpavims. Ragų ragas, kaip ir visada. Bet gamčikė tai nice. Vien tokie spigliuočiai ir krūmai te auga. Atšiauri gamta, atšiauri tikrai. Kol saulutė šviečia, tol nice. Ir vėl viršų. Negaliu per daug filmuoti, nes reikia pumpuoti. Žiauriai daug jėgų kainuoja. Negaliu mandravuoti. Prieinam kažkokį apžvalgos aikštelę mini. Pažiūrėsim, ką čia matom. Belekas. Agnė atvara.
Atskrent tiesiog. Mūsų komanda ten tolumoje matos prie griuvėsių. Tuoj dasvysim. Pradėjom kilti viršų. Pirmą dienos dalį vien ėjom į viršų į apačią. Dabar nuolatinis jau kilims. Jo, rimti reikalai. Priėjom kažkokius griuvėsius. Ant kalno viršaus. Kas čia buvo, nieks neaišku. Iš tokių akmenų pastatyti. Kaip nameliukai, veln žino, kas čia. Bet nei sumūryti nieką. Įdomi. Atvarėm iš tuos lienę pačios, wow. O, žymėjams. Dar matau turistų vaikšto. Keliautojų. Priėjom sankryžikė. Kažkoks ežeras į tą pusę. Ir mūsų kaimuks Jakarka. Judam ten zigzagais. Kažkokie buliganos. Bulį, karvės, arkliai, velnžina, kas ten tokie nedažiūrių. Visko yra po biškį. Tokių krumiukų visą laiką judam. Nėra jau kitokios augmenijos. Vien tik tokie kaip tujas, bet krūmai. Visas kalnas nukluotas jais. Ženklas Jakarka. O ten tolumoje matom Manangą greičiausiai, kur prieš porą dienų buvom. Fone visada stūksa tokie. Čia koks šlaits į apačią. Žiaurinis. Reikia atsargiai žiūrėti po kojom, kad nenusiridenčiai tuos šabakštynus. Kažkur mačiau tolumoj mūsų komandą, ten jau vėl nebesimata. Gerai, jie čia užspurdėja. Mes šiandien biškį lėtinam tempą, kad Agnikė atsigautų. Matau kažkokį ženklą. Įdomu, kas už juo, kas už šitą kalniuką. Wow. Visą laiką ėjom šituo slėniu tarp tų kalnų. Dabar varysim tarp šitų. Įdomu. Easy, šiaip kol kas dienikė easy. Vyks, neįsvyks, aišku, pumpavimas, bet labai lėtai judam. Stengiamės konservuoti energiją. Pasaka, žiauriai. Vaizdeliai tai nesveikia. Neturiu komentaro. Zigzagiukais leidžiamės. Įdomu, kur čia mums nuves. Į slėnį, ten kažkokį kaimuką matau. Gal ten ir bus mūsų Jakarka. Matos, čia nameliuks toks su mėlynu stogu prie upės, bet čia random. Ir ten tolumoj matos tokie mėlyni stogiukai. Manau, kad mūsų stotelė. O, kaip gamčikė keičias. Čia biški medžių yra, kad ir kokie jie nudžiuvę, bet jie yra tokie kaip beržai. Nepalietiški Himalajų beržai. Tiek kilom, pusę dienos kilom tam, kad dabar leistumėmės. Ir po to vėl kilsim, aišku. Mūsų draugelį jau mačiau priekį labai toli. Gal mūsų palauks kitam miestelį. Toks sušalęs upeliuks. Negalėtų. Biški tek, bet visur varveklis. Kaip ir minėjau, easy dienikė šiandien. Kylam leidžiamės. Kažkaip iš po žygį į tą Tiličio ežerą. Taip užpumpavau save fiziškai ir morališkai, kad nebežinau, kas čia mane gali be palaužti. Nebent tas va finalinis, kai reiks ten 12 valandų varyti. 4 rytą ar ten 2 rytą reiks pradėti žygį. Pergyvenu biškį dėl Agnieškos. Aš dėl savęs tai iš vis nepergyvenu. Bet va dėl Agnės. Ojojoj.
Dabar taip lėtai stengiamės eiti visą laiką, taip ne savo ritmo einu, koja už kojos, kad kažkaip palaikyti ją, bet šiaip biški pergyvenu. Kur buvęs, kur nebuvęs, antras šiandienos tiltukas, 9-osios dienos. Tobulą. Slėnį, šiaurinį. Kaip tai pagirdi, 9 dienas jau judu krūtų be sustojimo. Galėčiau aš judėti mėnesį, žinokit. Wow, ant tiek. Priėjom kažkokią viečikę. Atsigersim gal arba čikės. Tadam, mini kaimiuks. Biški pačilinam, trump sustojams. Arbatėlė, obuoliukai, lafa, vandeniukai ir obuoliukų. Virtuvikė, receptions. Yes, perfect, thank you. Obuoliukų ir vandeniuką. Oh, perfect. And yeah, some water, please, thank you. Vietiniai obuoliukai. Žiauruminiai. Kelias minutės pačilinom, varom toliau. Jau 5 valandas einam Komarelį. Palikom draugus pietauti, kadangi jie greitesni mumis vis tiek dasivys. O jeigu ir nedasivys, kažkur susitiksim, jei ne vienam miestelė, tai kitam. Gamčikė keičias. Milžinai šuonė visą laiką. Kas bus už šitą kampiuką. Ogi nieka, tik pumpavimės į viršų. Ai, matau ten ženklą. Kuo toliau, tuo sunkiau lika paskutinės 3 dienas. Ir kiekviena viena už kitą sunkesnės. Lygtais užlipau į aukščiausią tašką šios sekcijos. Biški duos lygumų. Nes ragų ragas. Šitos kalvos, manau, mūsų bazė. Jeigu išėjai šiandien dar papušint daugiau iki sekančią kaimą, žiauriai būtų gerai, tada rytoj lengvesnė diena būtų, galėtume biški pailsėti prieš patį žudiką. Bet nežinau, kaip čia gausi su Agne, nes buksuoji. Visur turiu laukti po pusvalanduką arba eiti iš paskos juos, kad biški ją pušint visą laiką. Bet tada man neišeina, nemoku lėtai eiti. Žodžio, biški sudėtinga. Kur jinai yra? Ai va, matau galvikį už krūmą išlindus. Duodu biškį erdvės ir papykti, ir pavargti, ir paliūdėti, ir pasidžiaugti. Always hardcore. Ką šis vaikstu? Opa, grįžom į savo raudoną takiuką. Kelias dienas buvom nukrypę nuo savo Anapurnos kelią. Ėjo mėlynu takiuku, kuris vedė prie Tiličio ežero. Grįžom. Ir kasgi slypi už kampo? Ogi kitas kampas.
Bet gal užvanuoju kam. Čia iki šitą kaimą, kur jau einam, jau nebedavažiuoja nei mocai, nei mašinas. Tik tai su asilais ir arkliais gabent visus daiktus. Tai gali būti labai brangu čia jau apsistoti. Virš 4 kilo. Atšiaurigam čikėjau. Susijungs su gamta, su Himalajais. Pagaliau daėjom tą kampiuką. Tikiuosi už juo pamatysim Jakarką. Saulutė dar kokia valandžikė čia bešvies, nes jau už kalną pasislėps. Šalta bus. Niup, vis dar nesimato. Nu gal už šitą. Jau kokį 5 kartą tikiuosi, kad už Vingę bus tas kaimiuks, gal nudaba. Oh well. Matot? Matot tolumoj? Kasgi ten? Ar tik ne ponas Jakarka? Yra dar ką paeiti. Bet biškiau daugiau motyvacijos, kai matos. Valandžikė, gal kokie kelią, pusvalanduks, kas čia žino. Priklausomai nuo kiek reiks lipti viršų ir leistis į apačią. Komanda Reunited biški trumpam. Vieni greičiau, kiti lėčiau eina. One eternity later. Tik atėjom į ruožą, kur nebėra saulikės, iškart nesveiks šaltis. Visi iš karto šokome į žieminius drabužiukus, nu aš dar turiu, aišku, šiltesnę striukę. Čia nuo vėjo tik tais. Kol užpumpavę esam, tol nešalta. Bet tuoj čia pusvalanduks ir bus ragas. Matos ten tolumoj kits kaimiuks, kuris dar apšviests. Saulutės. Gal pavyks daeiti. Taip atrodo šalia, bet čia dar vinguriuoti ir vinguriuoti. Tai kitų nameliukų. Ypatingai ten aukštai, kur saulutė šviečia. Kol daisim jau ir ten nebešvies. Ragas. Bet koks biški kilims į viršų ragas. Bet viskas. Atvykom į Jakarką. 4 kilometrai. 18 metrų. O nuo čia jau reik nutarti, ar eisim toliau ar nebeisim. Žiūrėsim, kaip visi jaučias. Toks apleist kaimiuks. Viskas uždaryta, nes nesezons. Kelias tik vietas va veikia. Žiūrėkit, kas už kampą toks stovi. Lauk mūsų. Arkliūzos. Einam pamūčyti. Pažiūrėsim. Hello, namaste. We will see. We still don't know. That's good hotel. Važiuok. Gražuolį. Gražus aparačiukai. So welcoming. Mažiukai. You need some love. Pupuliukai. Gražuolį. Nusprendėm vyniuoti toliau. Valandžikė kelią iki kitą kaimą. Ragų ragas, bet turim taip įveikti, kad padarytume savo paslaugą rytoj ir po rytoj, gal jau minėjau, sutaupysim 1,5 valandos. O jau aukštesniam aukštį, žodžiu, tai labai svarbu. Vorele po žingsniuką. Gal čia nebedaug belika. Visada po biškį keliams. Po žingsniuką. Nebedaug belika. Nebelabai net galiu filmuoti, nes ragas. Nebėra nuotaikos. Susitiksim jaučiu miestelį. Praeisim dar vieną tiltuką ir mūsų kaimiuks. Jau tikrai finalinį šiandieną. 8 valandas žygiavimo. Rimti reikalai. Čia jau maksimums yra šiandienos pasiekti. Maksimums. Vos galiu užlipti jau. Kažkelins 9 dienos tiltuks. What the fuck? Komanda. Slėnis ir ragų ragas. Atrodo, galiu belę kada jau nualpti. Viskas
One last push. Sveiki atvykę į Ledarą. 4200 metrų virš jūros lygio. Čia tai buvo užpumpuota ragas. Aujourd'hui, après 8 heures de trek, nous allons essayer de battre le record du plus haut transmute du monde. Record du monde à 4200 mètres. Essayons. Ok. Transmute 4200 mètres. I use 10 push-ups. I don't know to cry or to laugh. Lėktais atėjom į savo viešbutaną. Pusė čia jų nedirb, nes dabar ne sezonas. Tikėkime, šits dirbs ir nereiks eiti atgal, nes ragas būtų. Nusivylims. Atrodo, kaip kad nedirbtų. Spynas visur uždėtas. Okay. Atrodo, kad apleists. Wow. Bet koinikės matau drabužiukai. Gal bus kažkas. Žvakutė. Geras ženklas. Virtuvė, nieko nesimato. Pečių svarbiausia yra. Su karvės jaka šūdais šildysim patalpą šiandien. Opa. Įgyvendinau savo svajonę. Šildome su karvės ir jaučio šūdų. Ot laikai, jakai, priėmė mumis fermeris. Čilin visi žiūri mane kaip į durniuką. Varomam žiūrėt kambariuką. Sakė, 8 prancūzų ir kolumbietės, mūsų 7. Žiūrėk, čia iš vis yra elektra. Yra. O, netgi rozetė veikia. Taip atrodo kambariuks. Svarbu, kad yra kaldrikė 1, 2. Tik tiek ir tėrat kambarį. 2 lovikės. Aišku, nesveiks šaltis. Tai žodžiu, nusimetam daiktus, persirengiam. Einam šildytis prie ugnies ir vakarieniauti. Ragų ragas. Šiandien buvo nueita belė kiek kilometrų. Žiauri, visur šalta. Tik viduj prie pečiaus dabar sėdėti. Bet ponam jakam, kiek matau, nėra šalta. Čilin jie savo. Žiūri visi dabar į mane. Kaip į durniuką galvoju, ką tas čia dabar. Piu, 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 piu. Aš mačiau jūsų daug kaukolių visur. Piu, 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 piu. Visur kely daug pridėliuota jūsų kaukolių. Matyt, jumis suėda. Kailį jūsų pasiem. O kaukolę paliek gazdint žmonėm. Nebedurniuojam, pasiėmiau bliuzoną, einam prie pečių šildytis. Ragų ragas. Vienintelė vieta, kurioje šilta kambariuose -11, nežinau kiek. Užsisakėm valgyti, nieko nebuvo. Viens tik patiekals, nes vienas žmogus čia gyvena ir nieko negalėjom, žodžiu. Tai ką pagamins, tą gausim, ką gausim, tą gausim, žodžiu. Kad ir ką norėjom valgyti, ką gausim, tą gausim. Virtuvikį įsukas. Padėkit, belekas, taip kalnų virtuvikį atrodo. -10 jaučiu, koks čia pajuoj. Near the bridge. I see. Near the bridges. Yeah. Otherwise, Yakarka. Yakarka also 2 or 3. 2. Yeah. Can we take it? Okay, wait.
We help ourselves. Oh. Enjoy your food, guys. Good. Dabat. Senasis gerasis dalbat. Geriausiai šitokį vardan ekstremą. In Nepal here is everyday dabat, huh? Now then, It's changing now? Viskas, pavalgėm visi žiauriai, po 2 porcijas. Dabar belieka ilsėtis, ką čia nėra, ką tu čia žodžiauti. Ir paskutinės 2 dienas liko pačias žiauriausias ir rytoj reiks pakilti į 800 metrų aukščiau, tai gali vėl būti ne ką gera nuo aukščio ligos. Reiks kažkaip aklimatizuotis ir tada jau pušinsim maksimumą, jau į 5,5 km aukštį. Tikėkime, atlaikysim, nes šaltis nesveiks, vėjas nesveiks, sunku eiti, bet žiūrėsim. Agnė blogai jaučias, tai šiandien teka man juos kuprinė nešti, tai jau buvo ragų ragas. Ir liūdnas, ir pikts, ir pergyvenau, bet atlaikiau, viskas ok. Svarbiausia, kad išliktume gyvi. Varau į kambariuką, išsiplaunu dantis ir varau ilsėtis. Šis. Šiandien miegosim po 1, 2, 3, 4 ir dar miegmaišis. Ir dar su drabužiais visas sustriukė, su kepurė, su šaliku, žodžiu. Gal net su batais teks šiąnakt miegoti, net nežinau. Bet neturėtų tai būti šalta. Bet jau rytoj jau 5 kilo aukštį gali tekti netgi su batais miegoti. Žodžiu. Žiauri buvo dienikė, žiauri pavargęs. Ir fiziškai, ir emociškai. Daug visokių minčių. Karas vyks su pačiu savim. Ir su oru, ir su pačiu savim. Žodžiu, nebetuščia žodžiauju. Varau ilsėtis, kažkaip tai šildytis ir susitiksim rytoj, 10 dieną. Labas rytas, mėly televizijos žiūrovai. Nesveik šaltis kaip visada, 10 kelionės dieną. Šiandien jau kylam į vieną aukščiausių viečikių, kur jau paskutinę dieną miegosim prieš paskutinį pušą, kai saka. Laukiu, nesulaukiu, žodžiu, rimti reikalai, rimts kilims. Šiandien apie 800 metrų į vieną viršų, po to poilsiuks, tada kokią 4 rytą keliamės ir judam jau į paskutinį finalinį Trong La Paz, aukščiausią periją pasaulį. Taip, kad ilgiausiai lauktą akimirką jau va šalia va per tiek yra. Tuoj papusryčiaujam, atsigeriam kavikės ir judėsim ten. Šiaip šiandien gan visai trumpa dienikė, kokias 4 gal valandas, bet bus žiaurus kilims visą laikį viršų. Tai nebus labai lengva. Kas dar? Nekokias iš tikrųjų šiandien nuotaikas, nes vieno komandos nario neteksim. Agnė nusprendė, kad negali veikti šio ruožą, kad per sunku ir išsiskirstysim šitoj vietoj. Biški liūdna, bet per arti esu jų tikslą, kad galėčiau apsisukti. Niekas, susitiksim kaime, kur jau bus šilta, gera, už kelių čia dienikių nebedaug beliko, kad ir kaip liūdna, reikia klausyti savo kūną ir tiek, nieko nepadarysi, būna ir taip. Jau saulutė po biškį apšvietiniai kalnus, 7:30. Kavytė su pieniuku, gal sušildys, atgaivins už tos besikeičiančius planus, sklandumus, nesklandumus. Kad viskas pavyktų, sklandžiai žodžiu, kad viskas pavyktų, aišku, su ekstremalumais. Davai. Tikėkime. Pusryčiukai kaip visada, košikė. O kolega irgi tokį pat vairuoja. Nu ką,
pumpavimas prasideda. Labai graži dienikė, saulikė jau viršui, visai šilta, su pirštinikėm aišku, bet šiaip vėjuka nėra, tai kažkaip išgyvensim. Vaizdelį nesveiki, kai mūks jau pašoniai, komanda sumažėjus, bet jud. Paskutinės porą dienikių, let's fucking go. Biški liūdna, kad turėjau atsisveikinti su Agne, bet ką padarysi, gyvenims. Taip, ne į temą, tu likiukai vidury niekur, po biški leidžiamės. Ten matau tolumoj tiltuką, manau jį reiks mum kirsti. Artėjam, atrodo taip arti, bet eini dar kokių 10-15 minučių. Priekį jau esu susipažinęs su kanadiečiu ir Italė su gidu eina. Čia vis susitinkam karts nuo karto kokiose nors stotelėse, viešbučiukuose, kavinikėse, kaimukuose. Toks bajeris, kad tai vienas, tai kitus, tai tave aplenk, tai tu aplenkė, vėl susitinki po 4 dienų, po 3, vėl kartu eini, išsiskiria, bajeris, žodžiu. Visi su to pačiu yra tikslu. Kas į vieną viršūnę, kas į kitą, žodžiu, visi kalnų žmonės. Pasaka. Milžinai visur fone. 10 dienos pirmasis tiltukas. Pirmą kartą tiek daug žmonių ant vieno tiltuką. Kur 5 dabar esam. Sunku eit per tiltuką, nes jis taip linguoja, ekstra jėgų kainuoja. Visada tokiu priešingų ritmų. Susitaikęs realiai esu, kad lipsim visą dieną į viršų. Tikslas mūsų ten tolumoje tarp slėnių. Toli. Ragų ragas, net negaliu filmuoti daug, nes orą reik gaudyti. Kojom ragas, plaučiam ragas, galva biški skaudu nuo aukščio. 4,5 km maždaug esam. Ragas. Jau apie 2 valandžiukės einu. Šiaip ragas, bet jau ragas yra kokią 4 dieną. Jau pripratau prie tos būsenos. Ir šiaip iš po to ežerą taip užpumpavau, mano organizmas patyrė tokį šoką, kad jau nebesvarbu. Jau dabar nebežinau, kas mane gali sužlugdyti. Jau turi imunitetą pumpavimui. Aišku, vis tiek pasieki lygį fiziškai ir emociškai, kai jau būna ragų ragas, bet galiu varyti, galiu. Sau reikia visą laiką kartuoti. Tik biški mini kalniuks į viršų, iškart pizdėts. Dėmesio. Nuošliaužos. Saugokitės nuošliaužo. Ok. Vinguriuoju, matos tolumoje dar vienas tiltuks, bet kažer per jį eisim. Šiaip nemažai mačiau riedančių akmenų, kur galvos dydžio akmuo šalia prarieda. Gali tikrai čia liūdnai baigtis. Turi būti budrus. Vėl viršų teks kilti. Fuck. Viskas gerai su kilimu į viršų, bet kartais reikia tokios lygesnės vietos, kad spėtum atsiregeneruoti ir atsigauti. Kitą kartą kalnai neduoda tokios prabangos. Let's go, mes galim. Ir va, priėjom tiltuką, numeris 2 10 dienos, bet man atrodo, per jį neįsim. Suksimės toliau šituo slėniu. Čia pažiūrėkit, kiek akmenų. Gaila dabar, kol ištraukiau kamerą, jau jie nebekrenta. Tik paukščiukai suka ratus. Wow. Dar biškį papušinu ir mačiau ten kažkokie nameliukai. Sustosim ilsėtis, atsigerti.
Koma. Jei neklystu, čia pusiaukelė. Buvo 3 valandas užpumpuota, nesveikai. Šiaip ne taip. Dasirutuliavau 4 kilometrai, 450 metrų virš jūros lygio. Wow, pusiaukelė. Koma. Tadam. Vartai į kaimelį. Varom arbačikės, sausainiuką, šokoladuką, kažką. Yra, matau, keli žmonės čilina. Gyvi. Mažas kaimiuks. Beveik nieks nedirba. Arbačikės va pasipildom ir judam toliau. Pasiėmėm arbačikės, brangiausias kol kas vandeniuks. 500 rupijų šits. Patys primeskit. It has gold. I think it's still Šokoladukai raunam pasistiprinimui. Easy. Riešučiukai. Biškį energijos, nes pumpuosim dabar žiauriai vien tik į viršų. Nuo dabar tik ekstremaliau. Tikėkimės išliksim gyvi. Pačilinom 20 minučių. Nėr ką dėlsėtis, nes kojikės atšals, raumeniukai, dar sunkiau bus. Pumpuojam toliau, 1,5 valandžikės kelią. 1 eternity later. Čia tokiais zigzagais atviniuoju. Kokį valandą laiką gal lipom iš to kaimiuką, vai mažiuką, kur metus apačiuoj. Čia per kamerą net neįrin perteikti. Toks ragas, žinokit, kad net negaliu filmuoti. Čia kovoju už gyvybę. Toks ragas ir kojom, ir kvėpavimui. Raganuosis. Ir kas baisiausia, negali sustoti, nes kai sustoji dar būm sunkiau po to eiti. Bet jau nebegalėjau. Atsigeriu vandeniuką, pumpuoju toliau. Vos pastoviu ant kojų. Nėra galo. Ten, kur vėliavėlės tolumuoja. Ritmą bandau pagauti, kad ir lėtai, bet vis tiek eiti. Tip topais tokiais. Įdomu, kas už šitą kampiuką. Visada tikiuosi, kad paskutinis. O, ne. Toliau į viršų, bet kažkokį namiuką matau. Tikėkimės, kad čia jau. Kad ir yra kokia koma, čia yra tik lašas jūroje, kas rytoj bus. Rytoj žiaurus pumpavims 9-12 valandų. 1 kilometrą į viršų ir 1,5 kilometrą į apačią. Čia ir organizmui, ir visame kame bus ragų ragas. Visas šios, kiek čia 10 dienų yra tik pasiruošims rytoj. Koks gruožis. Kartais pamirštu, ant kiek čia žiauriai atrodo. Oi. Nesimata gal iš kur atėjau. What the fuck. 800 beveik metrų. Nuolatinė kilimą. Bet viskas. Esam Trong Hai kempe. Paskutiniai stoteliai prieš aukščiausią pasaulį perėję. 4 kilometrai, 800 metrų. Viskas, pasiekėm kaimuką, neaišku, ką čia veikti. Turim dar pusę dienos. Greičiausiai reikia čilinti, ilsint kojikės, valgyt, mėgautis saulikį, mėgautis kalnais, ką čia daugiau darysi. Kadangi dar mažai užpumpavom, nusprendėm iki viewpointą užlipti. Nesveiki, tikrai nesveiki. Jau aš galvojau nesveiks, bet šitie du dar labiau nesveiki. Mėgs pumpuoti, tai gera komanda, gerai čia skrendam su jais. Viskas užšalė. Pažiūrėkit, kokie luitai, gal iš jų čia dar vandenį po to atšildo. Kraniukai užšalė, čia jau senai jaučiu. Ok, one last push, kaip sako.
Žingsniuką po žingsniuką. Visiems ragų ragas. Jau tokie vaizdeliai aplinkui, nei gyvos dvasios, nei krūmo, nei medžiuko. Tuo išlipsim aukščiau, bus dar žiauriau. Sunku patikėti kol kas, kad tai darau, bet... Opapa. Tada mano bokštelis. 1, 2, 1, 2. Mintyse visokių strategijų prisigalvojęs. Nebedaug beliko. Sakau, čia kančia susijung su malonumu. Ir jinai keičia svertą tuo pačiu metu. Užlipom. 4 km 900 metrų. Chill. Nuo saulės batarija kažkas užvilka. Eina savo. Rytą ten buvom kažkur. Ten buvo pusiaukelė. Žiaurus šit kalniuks buvo, žiaurus šit ruožas. Sunku suvokti man dar, kad čia įveikiam. Ragas, dabar tik ilsėtis. Čia gali filmuoti ir filmuoti tokie žiaurumo vaizdeliai. Ir man atrodo, kad mes ne šiandien, bet dieną prieš praėjom ten tą tolumų mažiuką miestelį. Jaudinanti visai akimirka. Būti patieko prie tikslo. Rytoj finalas. Negali patikėti. Dabar leistis į apačią reik po biškį. Atsargiai čia. Nesveiks vėjas, nesveiks šaltis. Net nežinau, ar čia girdis kas nors. Nesvarbu. Pumpuojam atgal ilsėtis, pietauti. Reikia gerai pasistiprinti prieš rytojų. Pailsint kojikę, žodžiu. Patys matot, kas čia dedas. Kažkuriam iš šitų ilsėsime šiandien. Jaučiu, koks šaltis čia. Jeigu ten apačioj buvo -11, -15, tai čia jaučiu, koks -20 jau bus. Nu na. Ir kainikė žiaurės, nes viską tik su arkliais gali atgabenti ir asilais. Tai manau, kad kaip nori valgyti čia arba atsipalaiduoti, vis tiek turi biški pasitvardyti, kad pataupyti. Nes kainikės, sakau, čia baisiau negu kokiam Europos restorane. Varom iki restoraniuko pasižiūrėti. Čia gal bus jaukiau. O, tikrai jaukiau. Sausainiukai. Hello. Hi. O. Ugnikė čia bus. Visi čilin, laukiu pietukų. Dėlį už langą, ponai Anapurnai, čilin. Kojikė šildo, kvapelis, tai žiaurus, manau, užkontaminavęs esu. Atvažiavo, žiūrėkit, piciuks 5 km aukštį. Kas gali būti geriau? I know that you are very shy and polite, but... Very shy. And especially polite. Primeskit, kažkas valga, o aš taip kojikį savo ventiliuoju. Žiaur. Ant saulikės šildaus ragų ragas, nesveiks karštis, bet bandau mėgautis paskutinės saulutės spinduliais. Vos prašneku jau, nedirb galv. Oh guys, no smoking. And what this guy doing? Dovanų davė. Iš kalnų. Vietinis hašiuks. Nice. Viskas, saulutė nusileido, jau ragų ragas, iškart nesveiks šaltis.
Toj valandžikė, tai čia bus iš viso biesas. Ne, iš tikrųjų viskas gerai, išsurvaivinsim. Tuoj pakurs laužiukų už valandžikės, visi galėsim aplink krosnį pasėdėti. Nemažai čia prisirinka visai keliauninkų, mūsų čia koks gal 10-15 šį vakarą bus. Tai gal bus smagių pašnekėsiukų, pokalbiukų. Anksti eisim miegoti, rytoj anksti reik pradėti prieš saulėtekį. Rytoj pati sunkiausia visgi diena. Trongla pasnį, žiūrėkit. Blokuoji kelią. Bijau, kad gali spirt, neatrodo jie kažkokie draugiški. Nu, mažiukai. Nu. Kažkokie keisti, žinokit, ne, pasitikėjimą nekelia. Bye. Aš čia girdit groja per muzikikį. Repuks groja, bongiuks pakurt. Siūlė papalint kartu, bet turėjau atsisakyti, nes nežinau, kas manęs laukia rytoj. Galbūt žiauri koma ir išdažinot pablūsiu, vis tiek nelabai gerai suksmėgeninė, man tai geriau nedaryti tokių nesąmonių 5 km aukštį ypatingai. Žiūrėkit, kiek žmonių prisirinko. Full house'as. Koks 30 čia mūsų, gal netgi daugiau. Teks netgi šėrint kambarį su kažkokiu kanadiečiu. Žiūrėsim, tikiuosi ne koks serijinis žudiks. Nebėra vietos, visi jau čia dalinsis, kiti net miegos, kam jau nebelika vietos, čia va, tam valgomajam. Kaip prisipildė, girdėt aplink laužą, aplink krosnį, žmonių, be skaičiaus. Bizeks, vakarienė, važiuoja be sustojimo čia. Paskutinė stotelė prieš perėją aukščiausią pasaulį. Tai čia sakau, toks veiksmas vert, kad vėl mūsų koks čia daugiau negu 30. Jau esu kambariukė, nes veiks šaltis, šiąnakt -18 praneš. Bus reikalų, bet miegosiu su striukė, kaip visada, jau viskas aišku čia. Su viskom, kuom turiu, jau nebe apie dušą, jau pamirškit. Tai, taip, kad jo, ruošiuosi jau miegoti. Trumpa naktis nusimata, labai laukiu, nekantrauju, tai nežinau, ar pavyks netgi užmigti. O rytoj nuo ryto ką? 11 kelionės diena. Davai, žodžiu, hebra, ačiū, kad palaikot, ačiū, kad žiūrit, laikai, šerai, skraibai ir davai, kaimenai, palaikom ryšį, laikykit špygas, kad išgyvenčiau.